Blanco. Pigs and easy. Atėjom arkliukus pašert. Tai pašėrėm arkliukus. Nes šiandien ryte dar nešėrėm. Go. 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 Go, buddy. Blanco tikrai protingas. Tai peršoka tvorą. O šitie nelabai moka peršokt. Valgyt norit? Tuoj pašersim, draugus, tuoj pašersim. Easy. Iškart puola. And with that, the 2025 season comes to an end. What is up, YouTube? 2026. And a lot of things coming up. Ne, juokauju. Baigiam angliškai kalbėti. Šokam į 2026 metus. Ir pradedam su bombiniu video. Let's get it. Hop on the 6G passenger. This is G5. It's not a challenge, a big one. Kaip matot iš pavadinimo, today we gonna bang for y'all. Nežinau, nuo ko pradėti, kai visą laiką turėjau vloginimo atostogas, savaitę, pusantros. Kaip matot, vlogas daug vėliau išėjo. Tai po naujų metų stalo diskutavom su Kauriu, šnekėjom apie visus dalykus, žinai, ką čia galima nuveikti ir sugalvojau pasiūlyti, pastatyti šeką, namelį, trobą, you name it. Tai žodžiu, šiandien yra sausio 4. Jo. Turim sausio 4 ir praeitos savaitės susižymėjom visus pjaunamus medžius. Tai šiandien ištempiau keletą rąstų jo, pavalgiam pusryčius, pašėrėm karvytės, ištempiam porą rąstų jo. Tempiam vis dar su Bale rolleriu, kur vyniojam šieną, nes uns traktorius ir dar truputį užimts, nes rytoj atvažiuoja palečių fūra, tai tas traktorius dabar užkabintas ant, kaip čia pasakyti, ant traktorius ir užkabins ant šitą greideriaus ir ant kabins greideriaus ant plūgą, kad valyt kelią. Tai šiandien Kauris varys išvalyt kelią, atidaryt kelią, nes apsnigta. Porą dienų vėl turėjom -30. Šiandien ryte turim -18 berods. Gal dabar jau biškai ir nukritum. Bet žodžiu, ką darom, tai pradedam tempt rąstus. Kad atlaisvint kelią, reikėjo nusipjauti ir nudžiūvusius medžius, visiškai negyvus. Tai tuos naudosim į firewoodą, į šitą, į pečių. O vakar nupjoviau 5 rąstai, kur yra ant ribos miriop. Kirvarpo žodžių suėdusios, kaip žinot, Kanadoje kažkuriais 2015 ar 2016 metais prasiautė didelį kirvarpų banga. Tai daug medžių yra negyvų, daug medžių ant ribos. Tai pjaunam savo valdose, viskas yra legalu, jūs čia neaiškinkit, kas čia legalu, kas čia ne. Viskas yra gerai, pradedam statyti namą, pradedam pjautis lentas, pradedam temptis rąstus ir gerų žiūrėjimo, daug nekalbėsiu, tad pasiruoškit, užstaisykit valgyt kažką, skaniai atsigert alaus, arbatos, nealkoholinio alaus. Čia mes nepropaguojam alkoholinio alaus, žodžiu. Čia kai tikras blogeris čia. Duokit reklamų, duokit kažką pareklamuot.
grįš į Lietuvą, tai turės mane remt žvejybos reikmenys, nežinau, Džandyras gali remt, gali neremt, nežinau. Massey Fergusonas turi remt. Duokit reklamų, duokit užsidirbti iš to YouTubinimu. Žiauriai daug sniego. Kuriam laužą ir šildomės pietukus. Žiauriai privalgėm nuo tų dviejų skarbų. Pupelį su medum, žiauriai skanios ir raviolė. Lietruškiniai žodžiai, žiauriai skanu buvo. Veidą nusiprausėm su šviežiu sniegu. Biškį šalta buvo, bet buvom žiauriai apsidrapstę, kai matyt. Eidėm kai kiaulys. O ką, kaurį buvau sutikęs ant praeito reiso. Tai bičiukas užsikabino greiderį sniego, plūgą, varys valyt kelio, nes rytoj, kaip sakiau, palečių fūra atvažiuoja, Superb, kiek supratau. Tai reikia paruošti kelią, kad iki rančius būtų patogus. Ir ką mes? Du rąstus užkabinam, tempiam atgal ir... Biškį sulankstėm priekinį sparną. Ne kad sparną, o rėmą. Kažkur į šaką biškį. Ir dabar atlenkiam. Turėtų viskas sok būt. Turėtų tiesiai stovėti, nes apatinė dalis, žodžiu, brūžinusi į šitą... Oi, kaip aš čia rodau. Nes, žodžiu, apatinė dalis brūžinusi į šitą. Bet dabar tiesiai, čia viskas gerai, biskį davei čia nuėjo. Tai čia, jo, tiek traktorius matęs, mano išdaigų, tai čia tikrai nieko tokio, kaip sakant, tikrai nieko tokio. Oi. Bum! Net nepastebėjus, nes kauris mano vlogų nežiūri, bent kiek supratau, kad nė vieno nėra matęs, tai... Nieko nei nesuprasiu, čia buvau palinkęs ir ne. Karšta. 3 metrai nuo laužo, bet palina. Tai šildomės pietus, antra diena miške. Darėm iš ryto čia kitus darbus, vaikėm vieną karvę, nes iš kaimyno atbėgo. Kažkaip nežinau kaip, neklausiau, nes turėjom šiokių tokių nesutarimų. Tai jau galvojau, kad reiks palikti
rančą. Žodžiu, susipykom. Aš tai geranoriškas, bet tiesiog. Žodžiu, nesmė, viskas gerai. Šildomės maistą. Nuvertėm, kaip matyt, porą negyvų pušų. Ne pušų, o nors jo pušys čia. Jo, nuvertėm negyvų pušų, kad pralaisvint kelią link kitų medžių, o šitas negyvas pušis naudosim tvorai. Nežinau, ar tvorą kartu dėsim su kauriu, bet greičiausiai nelabai laiko turėsim, nes apsivertę darbais čia žodžiu žiauriai. Dėl to ir susipykam, nes žodžiu, nenori pasakot, blema, vis privedinėjo. Žodžiu, viskas gerai. Aš nuleidęs galvą, nieko nenoriu kompleinint, žinai. Tai viskas okei, viskas okei. Neturiu ką papasakot, mėgaukitės vaizdu. Neina išvažiuot. Per sunkus rastas, šitas didžiausias eglės rastas. Visur. Greičiausiai naudosim priekinį lauderį ir reikės su meškeriot, žodžiu, ne?
Sveiki, bičiulė! Su jumis Vėlis Kuklierius rubrikoje Pasakykite namą su Justu. Ir Kauriu. Ką turime nusipjovę 14 medžių. Iš viso berods esam susižymėję 20. Tai 6 teliko mūsų projektui. Keletą pastarųjų dienų, 3 dienas dirbom Kaurių draugui Desmondui. Tai malkavom, žodžiu, visas medis buvo malkom. Tai padėjom draugui, o šiandien ištraukiam 4 rąstus ir bandom susiskaičiuoti, kiek medžiagų turim jau supjautų. Tai Kauris veža arčiau namo, kur statysim. Pastarąsias dienas, šiandien 3 diena irgi kaip diena +4, +5. Ant saulės iš viso žodžių neina būt, bele koks karštis. Tai jo, šiandien susipjausim rąstus kelis į tam tikrus ilgius, kuriuos žadam į tam tikrus matmenis, žinai, pjaut. Kur kokius susirūšiuot, susidėt, žinai. Ir jo, pjūklas biškai subiręs, bet Desmondas čia kažkurią dieną atvarys su varikliu, žodžiu, su gazu čia kažką reikia padaryti. Ne trasas čia, žodžiu, bet kažkas čia yra nutrūkę, žinai, ne trasos, bet kažkas yra nutrūkę. Nežinau, pripylėm benzų, bet dabar žiūriu, kad ir neusukam. Atiestas, blogas, vėjuotas šiaip žiauriai. Tai va, kas dar. Nieko, viskas einasi kaip iš pypkiai, žodžiu. Laukiu, kada namą pradėsim statyti. Jau tas loginimas, žinai, užkniso. Žinai.
take out of this one? We'll just leave them exactly as is. Okay. Sveiki draugai, sveiki žiūrovai, sveikinusi su jumis iš sausio 20 dienos popietės. Kaip matot, pas mus tekiarde pilna rastų. Tuos, kuriuos dabar žymėjau ir Kaurius pjovė, yra Kaurio draugui, Klintui Entvului, aktoriai žodžiu, ne. Ir, žinai, Klintas yra ekskavatorininkas, visos BC Kolumbijos pagrindinis žodžiu. Kaip žinot, kaip nežinot, BC yra trečioji valstybė, kur, kaip vadinama, gal kas nesupranta, kas yra trečioji valstybė, o gal aš blogai įvardinu, tai yra, kur mažai kvalifikuotų darbuotojų ir yra trūkumas, nes gyvenam kalnuose, vidury kalnų kažkur, tai suprantat, yra mažai darbuotojų, ne, ką noriu pasakyti. Tai paskutinės 3-4 dienas rastus tempiam iš miško Klintui, nes Klintas, kaip sakau, ekskavatorininkas, Kauris pripjauna rastų, Klintas jam padaro ekskavatoriaus darbus, iškasa kažkokį melioracijos griovį, kad karvės galėtų atsigert ir panašiai, tai keičiasi sugebėjimai savais. Klintui reikia 24 rastų, 12 rastų, 24 pėdų, iki 13 inčų storio, tai žodžiu, tam tikrų rastų jam reikia, tam tikro storio, tai šiandien suskaičiuosim, kiek turim tam tikrų ir greičiausiai dar vieną ar kelias dienas padirbsim ir bus užsakymas Klintui baigtas. Kalbant apie mūsų kabiną jau turim visko pilna, esam susipjovę tam tikrus ilgius, kurių reikia ir viskas paruošta. Tad ready to go, kaip sakant. Atvarėm pasiimt trakto, nes grandinį per daug laisvo. Ne, žinai. Pjūklas, mūsų sawmill pjūklas yra truputį pagedęs, variklis kažko nedirba ir gazo rankena yra nulūžus. Tad neturim prieigos prie pjūklo. Kaurio kaimynas, draugas Dezas yra visų galų meistras, Anaheim Lake ir Nimpo Lake ir Williams Lake, irgi pagrindinis žodžiu. Tai pilna darbų jis turi, neturi laiko kada ką patvarkyti, tai bandom suderinti ir su juo, kada mums jis galės patvarkyti pjūklą. Mano sugebėjimai ir Kaurio sugebėjimai nėra tokie geri, kad sutvarkyti pjūklą. Tad bandom suktis iš situacijos, o 5 diena, realiai savaitė, kaip gražus oras, saulė, -15, bet saulė šildo, tai vaikštom ant marškinių. Lamberio kepurę esame ir kimbam į darbus. Truputį vlogas, kaip matot, netruputį jau čia, net negražu taip sakyti. Visą mėnesį skaityk vėluoja. Turėjau būti jau 3, vos ne vlogas sukamas, o sukamas 1 metų pirmas vlogas. Dogys. Tad truputį esame atsilikę. Nuo savo rutinos, bet bandom sugrįžti į ritmą. Tad viską rodom, viską aiškinam. This 24 and the last 24. And no more 24s. Yeah, 12 and then 16 probably, not a 20. So 44 to 20, how wide it could be? 11? Yeah, it's 12.
Sveiki. 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 Sveiki, draugai. Sausio 21 diena. Ir šiandien turime truputį laisvą dieną, dėl to matot, kad vlogas jau išėjo. Bet ką noriu dar jums prieš baigiant editint man vlogą, ką noriu jums dar papasakot. Tai, kai matyt, vakar pjovėm visus likusius rąstus, kas yra ištemta iš bušo, iš miško. Ir noriu trumpą apžvalgą padaryti, kiek ko turim. Tai eime parodom. Štai čia turime pjūklą, kuris yra subiręs. Dezas dar nepatvarkė. Štai, ką matote čia ir šitoj krūvoje, apart šitos krūvos, kuri yra Klintų orderis, dideli rąstai. Netgi čia šitoj krūvoje yra keliais 5 ar 4 rąstais yra per daug. Bet ką matote čia ir čia turime užtektinai medienos vienam namelį. Sakau, netgi ir per daug keliais rąstais. Sunku patikėti, kiek gan mažai medžių. Čia berods 18 medžių. Nu tai su tais ten papildomais keliais yra apie 20 medžių. Bet gan dideli stori. Tai dėl to ir nenorėjom kažkur į šoną dėti, o galbūt ir panaudosim tuos, kurių yra per daug. Per kamerą visą laiką maži rąstai atrodo, bet žodžiu. 16 pėdų tiek vienetų, 8 pėdų tiek vienetų, 12 pėdų tiek vienetų ir 20 pėdų yra 2 vienetai, kurie bus skersiniai bymai, žodžiu, kaip sakant, bymai viršui namelio. Čia didžiuliai rąstai yra ištemti ir supjauti po 24 pėdas ir po 20 pėdų. Tai 24 pėdų rąstai yra 12 vienetų ir 8 vienetai yra 20 pėdų. Tai pažiūrėkit, kokio dydžio rąstai. Ir tarkim šitas kokio dydžio. Tai, žodžiu, rimta mediena, graži mediena. Pradėjus kirvarpų graužt, matosi iš pačios žievės, kad raudonai nueista, tai reiškia, kad jau medžiui ateina galas, tai dėl to ir pjovėm. Čia tai buvo gan supuvęs medis pradžioj iš kažkurių šitų rąstų, tai pjovėm, žiūrėjom iki kol geras bus. O ten, ką matot, tai ten yra krūva atskiros medienos likutis, kur tiesiog buvo gaila palikti mirštančius medžius ir tiesiog nupjovėm, padėjom ant rąstų, kad nesupūtų ir kažkada galbūt bus panaudoti. Va, toks greitas reviuvas, kiek turim rąstų, kiek ko, kam ir kur naudosim. Tokia pirma dalis statomo namelio. Nežinau, kada antra dalis išeis, kada pjūklą pataisys kaimynas, bet tikėkimės greitai, tikiuosi ir aš greitai, tikėkitės ir jūs, gal bus greičiau. Ačiū, kas laukėt, ačiū, kas žiūrėjot ir like, subscribe, as you know, like always. Me and Chevy saying goodbye to you.